LGBTQ arba lesbietės, gėjai, biseksualūs, translyčiai žmonės neapykantą patiria dvigubai dažniau nei likusi visuomenės dalis. Jauni LGBTQ žmonės susiduria net su 3,5 karto didesnė savižudybės rizika nei jų heteroseksualūs bendramžiai. Todėl pakvietėme bitės kolegas į filmavimą klipo, kurio sumanimą laikėme paslaptyje. Į Sibirą šituos išgamas visus. Deginti juos. Jūs reikia gydyti, uždaryti psichiatrinę. Spalvoti ir aršus, tai ko dar stebėtis. Realiai žmonės dar per kantrus, nedaužo viešai. Gal jų... Nežinau, čia nesinori skaityti kažkaip. Oho. Oh my god. Neįtikėtina, kad žmonės gali tai rašyti dalykus tokius apie žmonės, kurių net nepažįsta greičiausiai. Bet manau, kad čia yra tik laiko klausimas, o mes prie to ir prisidėsim. Kad tik tais visi greičiau vieni kitus priimtų tokie, kokie yra. Rasa Račienė, gydytoja, visuomenininkė, viena organizacijos Mamos už LGBTQ+ vaikus steigėjų. Komentarus, kuriuos girdėjote, sunku ištarti garsiai. Pabandykite įsivaizduoti, kaip jaustumėtės jūs, jeigu skaitytume tokius komentarus apie jūsų vaiką. Tokius ir dar bjauresnius komentarus apie savo dukrą man tenka skaityti praktiškai kasdien. Kiekvienas žmogus nusipelno būti laimingas. Kiekvienas žmogus yra vertas pagarbos ir palaikymo, nepriklausomai nuo to, ką myli. Kai kitą kartą kam nors kils klausimas, kodėl Lietuvoje reikalingas Baltic Pride eitynės? Atsakykit. Tam, kad kiekvienas Lietuvos vaikas turėtų ateitį, kurioje gali būti savimi. Bitė padeda Baltic Pride įvykti lengviau. Už Lietuvą, kurioje ateitį turi kiekvienas vaikas.